Šiandien papasakosiu apie narkokartelį, pakeitusi Pablo Escobarą ir Kali kartelį. Tai Šiaurės slėnio kartelis. Medelino ir Kalio karteliai yra garsiausi narkokarteliai Kolumbijoje. Šių dviejų organizacijų veikla ekranizuota populiariajame Netflix seriale Narcos. Paradoksalu, Kali kartelis sunaikino Medelino kartelį, tačiau pastarąjį jau sunaikino Šiaurės slėnio kartelis, apie kurį šiandien ir papasakosiu. Ši organizacija iš pradžių buvo Kali kartelio dalis, tačiau galiausiai užėmė jo vietą ir tapo galingiausia Kolumbijos narkotikų rinkos žaidėja 21 amžiuje. Jie gabeno kokainą visame pasaulyje, turėjo savo privačias armijas ir panardino šalį į smurto siaubą, panašų į tą, kurį tais pačiais metais vykdė Los Zetos grupuotė Meksikoje. 10-mečio pabaigoje, kuomet Kali kartelio lyderiai nusprendė pasitraukti už nusikalstamos veiklos ir tapti įstatymus gerbiančiais verslininkais, tačiau, kaip ir Pablo Escobarui, taip ir jiems dėja nepavyko integruotis į nusistovėjusi Kolumbijos elitą. Kitaip nei Escobaras ir jo Medelino kartelis, Kali kartelis nesipriešino valstybei. Jie siekia papirkti visus ir išlaikyti dorų piliečių įvaizdį. Valle del Caucos, departamento šiaurės vakaruose, kurio sostinė yra Kalis, jie turėjo žmonių, kurie jau buvo jų kartelio dalis 90-ame dešimtmetyje. Jie daugiausia buvo susitelkę aplink labai patogų Buenaventura uostą, kuris iki šiol tebėra pagrindinis narkotikų kontrabandos centras. Kai Pablas Escobaras buvo nužudytas, Kali karteliai tapo naujais kovos su narkotikais valdybos, taigi ir Kolumbijos vyriausybės, kuriai darė spaudimą JAV valdžia, taikiniais. Tai buvo šlovės akimirka narkotikų prekeiviams iš Valle del Cauca, arba kaip jie paprastai vadinami, Norte de Valle karteliui. Reikėtų pažymėti, kad jie niekada nevadino savęs būtent taip. Šis pavadinimas buvo suteiktas kovos su narkotikais valdybos, kad kažkaip žemėlapyje būtų galima identifikuoti Buenaventura rajone įsikūrusią grupuotę. Iki 1994 metų aukščiausi Kali kartelio vadovybės nariai nusprendė savęs pasisodinti į kalėjimą Kolumbijoje, pasinaudodami savo korupciniais ryšiais, kad atliktų bausmę savo gimtojoje šalyje ir išvengtų ekstradicijos į Jungtines Amerikos valstijas. Generalinis prokuroras De Greivas, norėjęs nutraukti karą su narkotikais, stojo į jų pusę. Tačiau buvo viena sąlyga. Visi pagrindiniai kartelio nariai turėjo pasiduoti. Tad 1994 m. sausio 22 d. Kali kartelio vadovybė sušaukė neeilinį savo narkotikų prekeivių visuotinį susirinkimą, kad paskelbtų apie visišką narkotikų prekybos Kolumbijoje nutraukimą ir savanorišką bei masinį pasidavimą generaliniam prokurorui De Greivui. Atsitiko taip, kad dauguma Kali kartelio narių tuo metu buvo iš Valle del Cauca. Jie laikėsi kartu ir, kaip paaiškėjo vėliau, nebesutiko su savo pavaldinio pozicija, kas aiškiai paaiškėjo, kai Orojelių broliai po savo kalbos perleido žodį visiems norintiems kalbėti. Don Gilbertai, meksikiečiai man yra skolingi $18 milijonų. Jeigu sustosime, ar jūs sumokėsite man, paklausė vienas jų. Donai Pačio, jūsų kokaino virėjams aš esu skolingas beveik $8 milijonus. Tai mes jau atsiskaitę, ar kaip, paklausė kitas. Ponai, ką tik nusipirkau 6 lėktuvus darbui, ką man su jais daryti, apgailestavo kitas. Be to, netrukus turiu 12 tonų siuntą. Ar norite, kad jas atšaukčiau, paklausė dar vieną. Būtent dėl to šiame narkologinės tarybos posėdėje tvyrojo chaosas ir sumaištis. Sprendimas tariamai jau buvo priimtas, o Orojelių broliai buvo įpratę, kad jų įsakymai būtų vykdomi nedelsiant. Bet šį kartą taip nebuvo. Jiems buvo pažadėta bent jau tai, kad iš Valle del Cauca regiono pašalins laboratorijas, laikinus oro uostus ir narkotikų sandėlius. Atrodė, kad jiems buvo daroma tam tikra paslauga. Po šio susitikimo Kali kartelio lyderiai turėjo susitaikyti su tuo, kad kovodami su Pablo Escobaru, jų buvę bendradarbiai įgijo tiek daug galios, kad tapo nevaldomi ir dar blogiau, nebelaikė jų teisėtais šeimininkai. Nauja situacija atrodė maždaug taip. Norte de Valle pasinaudojusi akimirką, kai visos bosų pajėgos buvo sutelktos į kovą su Medelino karteliu, ne tik užgrobė verslą, bet ir sukūrė naujus kelius, veikdami buvusių bosų stiliumi,
remdamiesi korupciją, o ne narkoterorizmą. Naujajam alijansui vadovavo maždaug 15 narkotikų prekeivių koalicija. Tai José Enayo Montoya pravardę uniformuotas vyras, jo brolis Arkangelis Enayo Montoya pravardę Elmočo, jo sesuo Lorena Montoya, taip pat Vilberis Eljabon Varela, José Orlando Enayo, Ivanas Urdinolo, Efrainas Ramirezas, Andrés Lopezas, Diego Montoya, Luis Hernando ir kiti. Taip pat vertas ypatingo paminėjimo pulkininkas Danilo Gonzalesas, kuris anksčiau buvo pagrindinis žaidėjas Pablo Escobaro medžioklė. Dabar jis turėjo savo kartelį, kuris vėliau taps politiniu Norte de Valle gynėju. Nusikalstamame pasaulyje Danilo Gonzalesas ir jo aktyvių bei išėjusių į pensiją policijos pareigūnų tinklas ilgainiui tapo žinomas kaip Velnio kartelis. Žymiausia figūra 1993 metais buvo José Henao Montoya, suvienijęs visus prekeivius žmonėmis iš šiaurinio Valle de Cauca slėnio. Jis gimė 1953 metais Kartaginoje, mieste esančiame 180 km nuo Kalio. Apie jo vaikystę ir jaunystę nieko nėra žinoma, tačiau suaugęs Henao dirbo policininku, o 9-ame dešimtmetyje pradėjo kurti savo narkotikų tinklą, pagrįstą patikimais platinimo kanalais ir korupcija, visais valdžios lygmenimis bei žiniasklaida. Konkrečiai, Henao užmezgė ryšius su Meksikos Beltraje Leivos, Tijuanos ir Persijos įlankos karteliais, sėkmingai tiekdama jiems didelius kokaino kiekius tiesiai iš džiunglių. Jo greitaeigiai žvejybos laivai plaukiojo iš upių į Ramiojo vandenyno pakrantę, o iš ten tiesiai į Meksikos pakrantę. Daugelis šių maršrutų naudojami ir iki šiandien, bet to Henao suprato ir plėtros į Europą svarbą. Aventura uostas ir bananų bei kavos konteineriai iš Kolumbijos tiesioginė prasme tapo narkotikų prekybos simboliais uostuose visame senajame žemyne. Taigi, kuomet Kali kartelio lyderiai nusprendė pasiduoti valdžiai, jų organizacijoje jau buvo susiformavusi grupė vienijama Montoyos autoritetu ir šį įvykį suvokė kaip raginimą veikti. Jų viršininkai norėjo išeiti į pensiją, o tai reiškia, kad atėjo laikas jiems patiems tapti viršininką. Jiems tereikėjo paspartinti Kali kartelio žlugimą. Orejėlių broliai, numatydami tokią baigtį, sukūrė savo gynybos planą B, nes nepavyko pasiduoti valdžiai ir dėl to žlugo susitarimas su generaliniu prokuroru. Jie rėmė Samperio prezidento rinkimų kampaniją, tikėdamisi jo pagalbos sprendžiant problemas. Tačiau šis planas B pasirodė esąs pabaigos pradžia. Iškart po prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Samperis, pasirodė vadinamosios narkotikų kasetės. Tai garso įrašai patvirtinantis, kad Samperis ima pinigus iš Kali vadovų. Ir tai sukūrė paradoksalią situaciją. Tapęs prezidentu, jis buvo priverstas visą savo kadenciją įrodinėti, kad nėra narkotikų prekeivių pusėje. Šiuo atžvilgiu prezidentas Samperis pasirodė esą labiausiai nuspėjamas ir patogiausias prezidentas amerikiečiams ir Kali priešams. Pradėjo plaukti areštai, liudijo buvę bendrininkai, o visi Kali kartelio lyderiai atsidūrė kalėjime. Tačiau Kali lyderiai taip pat galėjo veikti ir iš kalėjimų, o tai reiškia, kad jie kėlė grėsmę Norte de Valle karteliui, kuris kovojo dėl lyderystės šioje pramonės šakoje. Taigi prasidėjo neišvengiamas karas. Pirmasis buvo eliminuotas Santa Cruz Ladonio, kuris pabėgo iš kalėjimo. Pagal oficialiąją versiją jis žuvo per susišaudymą su policija. Neoficialiai versija prieš mirtį Čepę kankino su Danilo Gonzalesu susiję asmenį. Kitas smūgis smogė Orlando Henao Montoya, suorganizavęs pasikėsinimą į Williamą Rodriguez Abadiją, Miguelio Rodriguez Orejėlo sūnų, kuris perėmė kartelio kontrolę po aukščiausių vadų areštų. Jis išgyveno, bet buvo priverstas elgtis atsargiau. Po to Norte de Valle gauja grįžo prie dabar jau mirusio Čepę Santa Cruz organizacijos. O jo žmogus, Alcidesas Lujasa, norėjo perimti buvusio viršininko interesų kontrolę. Jam tai padaryti sutrukdė mirties bausmė viešoje vietoje. Miguelis Orejėla, supratęs, kad jo organizacijos likučiai visiškai žlugo konfliktuose su buvusiais pavaldiniais, žengė gana desperatišką žingsnį. Jis parašė laišką Norte de Valle kartelio vadovams, grasindamas, kad jei jie ir toliau ketina sistemingai jį pulti, naikinti jo žmonės ir ypač jei bet kokia agresija prieš jo šeimą pasikartos, jis neturės kito pasirinkimo,
Kaip tik atiduoti visus pareigūnus ir valstybinių struktūrų narius, bendradarbiaujančius su Norte de Valle karteliu, teisėsaugai. Po to įvyko derybos tarp Norte de Valle atstovo ir Miguelio Orielos, kurios baigėsi paliaubomis. Tuo tarpu Orlando Inaumas nusprendė sustiprinti savo pozicijas kartelį ir susidoroti su kitu įtakingu viršininku Donu Efro, dar žinom kaip Efranas Hernandes. Donas Efro pasamdė vyrą vardu Fernandas, kuriam reguliariai skolindavo pinigus mažomis palūkanomis. Laikui bėgant, Fernando skola Donui Efro pasiekė 20 milijonų JAV dolerių. Donas Efro atsisakė dalinių mokėjimų. Taip Fernando negalėjo grąžinti visos sumos, nes tapo priklausomas nuo Hernandes. Tačiau Donas Efro buvo keistas žmogus ir pasinaudojo šią situaciją, kad pasilinksmintų vežiai įžeidinėdamas Fernandą, netgi muždamas jį per veidą, spardydamas į užpakalį. Enomanas nusprendė to pasinaudoti ir pasakė Fernandui, kad jį palaikys, jeigu šis nuspręs nuplauti įžeidimą jo garbiai krauju. Fernandas manė, kad tai puikiai mintis ir 1996 m. lapkritį atvykęs į Dono Efros kabinetą nužudė jį ir 2 jo padėjėjus. Tada jis paskambino Enau, viską jam papasakojo ir pasislėpė. Pagal geriausią sostų karų tradicijas, Enau iškvietė Norte de Valle kartelio lyderius ir įtikino visus, kad Fernandas akivaizdžiai sukčiauja ir jį reikia pašalinti. Fernandas, pasitikėdamas Enau, pasakė jam, kur šis slėpėsi. Tuomet buvo išsiųsta Sikario komanda, kuri ir nužudė Fernandą. Taigi vienu smūgiu Inumantoj eliminavo savo pagrindinį varžovą dėl lyderystės ir sustiprino savo vienybę, išspręsdamas išdaviko klausimą. Tai galutinai suvienė Norte de Valle ir pavertė juos galingiausią Kolumbijos nusikalstama grupėte 1997-98 metais. Kol pagrindiniai jų priešai buvo kalėjami ir visi reikalai buvo išspręsti, Inau ir jo leitenantui Čičilė, Elchemika ir Čiupeta nusprendė, kad laikas pasiduoti valdžiai. Jie buvo įsitikinę, kad jų ryšiai prokuratūroje, policijoje ir vyriausybės sluoksniuose sušvelnins jų laisvės atėmimo bausmę ir leis išvengti ekstradicijos į Jungtines Amerikos valstijas. 1997 m. rugsėjo 29 d. Inau savanoriškai pasidavė valdžios institucijoms, ketindamas, kaip jis pats tuo metu teigia, praleisti trumpas 3 metų atostogas griežto saugumo modelos kalėjimo Bogotoje sparne. Kita svarbi šios istorijos figūra, Vilboras Varela, dar žinomas kaip El Jabón, tebebuvo laisvėje ir stebėjo jo reikalą. Tačiau vienmado reikalų stebėjimas nepadėjo. Pačio Herrera iš Kali kartelio nusprendė Varelą eliminuoti. Herrera pasamdė Sikario būrį, kuris pasivėjo El Jaboną, kol šis buvo užsiėmęs darbo reikalais. Žudikai nužudė visus išskyrus patį Varelą. 2 iš jų vėliau buvo sugauti ir kankinami, atskleidę savo užsakovo tapatybę. Tai buvo aiškus mirties nuosprendis, kurį Varela nedelsdamas suplanavo ir vėliau, žinoma, įvykdė. Žmogžudystė įvyko 1998 m. lapkričio 5 d. Herrera, kaip įprasta, išėjo su kitais kaliniais žaisti futbolo kalėjimo bendroje aikštėje. Varelos pasamdytas vyras jau buvo ten su ginklu. Laukė tinkamo momento jį nužudyti. Nors 3 pačio sargybiniai bandė reaguoti, bet pavėlavo. Pačio Herrero mirė po kelių minučių. Inaumantoy iš gailesčio ar tyčiojimosi perėmė vieno iš pačio brolių, Jose Manuelio Herrera, pravardę invalido, kuris buvo įkalintas kartu su juo, kontrolę. Po šūvio į nugarą šis negalėjo vaikščioti ir ėmėsi specialių neįgaliojo vežimėlių, valdomai būtent dešinę ranką, kuria galėjo judėti. Herreros nužudimo dieną Inau, demonstruodamas ypatingą cinizmą, guodė Jose Manuelį, sakydamas, kad Varela nebėra kontroliuojamas ir kad jis niekada neleis pažeisti anksčiau sudarytos taikos sutarties. Jis pažadėjo prireikus susidoroti su Varela, griežtai jį nubausdamas. Tačiau Inau nuvertino invalidą. Po savaitės Inau pasiekė kamerą su paslėptu pistoletu ir nužudė Norte de Valle kartelio bosą. Taip staiga Norte de Valle kartelis liko be pagrindinio lyderio ir pasidalino į 2 frakcijas. Vienoje pusėje buvo El Jabono grupuotė, kitoje keli pagrindiniai narkotikų prekeiviai – Razguno, Elchimika, Čiupeta, Don Diego. Sprendžiant iš to, kad antroji frakcija apėmė visus tuos, kurie buvo tuomet įkalinti kartu su Pačio, teorija, kad Pačio norėjo su jais susitarti ir pašalinti El Jabono, vis dar turi tam tikrą svorį.
Jie dar nebuvo susidūrę atvirai, bet dabar neturėjo ir bendro lyderio. Pavyzdžiui, kai Varela nusprendė tęsti karą su Velionio pačio klanu, vadovaujamu jo įbrolio Toni, remiamu Arielų broliu, antroji frakcija tiesiog pasitraukė į šalį ir nesikišo į konfliktą, iš kurio Varela galiausiai išėjo pergalingai išsiurbęs paskutinius nekenčiamo Kali kartelio likučius. Tačiau ekstradicijos baimė ir nuolatinis amerikiečių spaudimas vertė šios narkotikų baronus tapti informatoriais dažniau nei bet kada anksčiau Latino Amerikos organizuoto nusikalstamumo istorija. Tai prasidėjo naujas šios istorijos etapas, kuriame Norte de Valle kartelis virto informatorių karteliu. Lūžio taškas buvo JAV žvalgybos operacija pavadinta Millennium, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko dvigubas agentas Baruchas Vega, dar žinomas kaip fotografas. Tiksliau sakant, jis buvo trigubas agentas. Rinkdamas informaciją kovos su narkotikus valdybai, jis bendradarbiavo su pagrindiniais narkotikų baronais, išviliodamas iš jų milijonus, o vėliau amerikiečiams juos pateikdamas kaip nereikšmingus beverčius skaičius. Tada dalį tokiu būdu uždirbtų pinigų jis perdavė CŽV, kad finansuotų jų operacijas už Jungtinių Amerikos valstijų ribų. Vega dėka savo ryšių sugebėjo įspėti tam tikrus narkotikų prekeivių draugus apie artėjančią slaptą operaciją Millennium ir šie išvengė arešto. Tai suteikė jam daugiau patikimumo jų akise, nes praktiškai niekas nežinojo apie operaciją ir tada jis pradėjo savo planą. Vega susidomėjusiems prekeiviams pasakojo, kad JAV turi ryšių su specialia komisija sudaryta iš aukšto rango įvairių agentūrų pareigų. Jie esą sprendžia prekeivių parodymų vertę ir ką jis gali gauti mainais. Vega pažadėjo, kad jeigu narkotikų prekeivis jam sumokės didelę sumą, jis jį užtars gerų žodžių, o duodamas parodymus galės porą metų praleisti kalėjime ir pasilikti visus savo pinigus. Vega melavo tik apie komisiją ir savo galimybės jai daryti įtaką. Priešingų atveju jis pateikė prekeiviams tikruosius pareigūnų, teisėjų, prokurorų vardus, trumpai tariant visų, kurie būtų įsitraukę. Bet kuris narkotikų prekeivis galėjo patikrinti šių žmonių egzistavimą, tačiau jis neturėjo jokio būdo sužinoti, ar jie visi tikrai priklauso komisijai. Juk Vega rinkdavosi tik tuos prekeivius, kurie niekada nebuvo turėję ryšių su jokia Amerikos federalinė agentūra, jau nekalbant apie sudėtingą valdžios ir politikos tinklą egzistavusį juose. Ryškiausias to pavyzdys žmogaus, kuris pasidavė šiai manijai, buvo Carlosas Ramonas Zapata, pravardę El Medico. Jis studijavo mediciną universitete, bet vėliau pradėjo prekiauti narkotikais, o tai atnešė gerokai daugiau pinigų. Tačiau El Medico niekada netapo profesionaliu gangsteriu ir labai bijojo teisinio atpildo. 1999 metais jis davė Vegai net 6 milijonus JAV dolerių ir pasidavė valdžios institucijoms Miami. Greitai supratęs, kad Vega jį tiesiog perdavė amerikiečiams ir neturėjo jokių ketinimų padėti jam pabėgti sveikam, El Medico turėjo išsivaduoti iš šios situacijos, įrodydamos savo vertę, ką jam iš esmės pavyko padaryti. Jis buvo paleistas 2005 metais atlikęs itin trumpą bausmę. Galima pagristai stebėtis, kaip Vega galėjo ir vėl atlikti šį triuką, nebijodamas būti nužudytas. Atsakymas yra tas, kad jis tai darė globojamas kolegų narkotikų prekeivių. Julio Fieros, Dono Bernos, Kastanos, o savo pasiimdavo tik 30% pajamų. Beje, visi šie narkobaronai aktyviai dalyvavo narkotikų prekeivių medžioklėje ir buvo tiesiogiai susiję su Los Pepes, o tai regis rodo neįtikėtiną nusikalstėlių ir valstybės susiliejimų lygį Kolumbijoje. Taigi, narkotikų prekeivių virtinė, kurią Vega pirmiausia pasiuntė į Jungtines Amerikos valstijas, o vėliau apimta bendros paranojos pateko ir į jo rankas, pelnė Norte de Valle kartelio antrąjį pavadinimą – informatorių kartelis. Vegos veikla buvo nutraukta tik 2000 metais, kai jis buvo suimtas savo Miami viloje, apkaltintas teisingumo trukdymu ir pinigų plovimu. Buvo konfiskuota $1,5 milijono JAV dolerių ir jo privatus lėktuvas. Tačiau Vega niekada nebuvo nuteistas kalėti, nes jei byla būtų buvusi nagrinėjama, joje žinoma būtų iškilę tam tikrų aukšto rango asmenų pavardžių. Vėliau Vega netgi bandė pateikti ieškinį, tikėdamasis atgauti konfiskuotas lėšas, tačiau jo ieškinys buvo atmestas. Tuo tarpu kartelio viduje augo įtampa kylanti ne tik dėl informatorių, bet ir dėl kovos dėl valdžios. Priminsiu apie jėgų pusiausvyrą. Vienoje pusėje buvo Don Diegas Montoya, Chupeto, Rasgūnijo ir Viktoras Patino,
kitoje pusėje Eldžabonas ir Einau broliai. Tuo pačiu metu pulkininkas Danilo Gonzalesas ir jo velnio kartelis veikia kaip savotiškas globėjas. Visi suprato, kad anksčiau ar vėliau kils visų karas prieš visus ir jie turėjo būti tam pasiruošę. Varela pirmasis suformavo kovotojų sparną ir pavadino juos Los Rastrojas pagal jo vadą Diego Peresą Einau pravardę Rastroja. Ir jį sudarė maždaug 200 vyrų. Netoliese buvo ir antroji frakcija Don Diego kovotojų sparnas Los Majos, kuris buvo taip pat panašiai stiprus. Šios grupės iš karto buvo panaudotos 2003 metais. Varela sužinojo, kad artimas Don Diego bendražygis bendradarbiavo su kovos su narkotikais valdyba ir padedamas Los Rastrojas jį nužudė. Tačiau Don Diegas netikėjo, kad jo artimas patikėtinis yra informatorius. Į žmogžudystę jis atsakė žudydamas grupę Los Rastrojas narių, padedamas Los Majos. Tai žymėjo ilgalaikės nesantuokos pradžią. Per ateinančius 2 metus konflikte žuvo daugiau nei 1000 žmonių. Abi pusės finansavo karą didindamos kokaino eksportą ne tik į Jungtines Amerikos valstijas, bet ir į Europą. Konflikto metu Varela išsiuntė nurodymus keliems nepriklausomiems vežėjams nutraukti bet kokias paslaugas Don Diego organizacijai. Vieni sutiko, kiti ne, o tai tik pagilino nesantaiką. 2003 m. gruodį buvo suimtas jaunesnysis Don Diego brolis Juanas Carlosas Montoya Sančes. Šis vadovavo šeimos narkotikų perdirbimo laboratorijoms. Kartu su juo Kolumbijos policija suėmė ir Carlosą Felipe Torą Sančesą, kuris buvo susijęs su narkotikų gabenimu į Jungtines valstijas. Abu buvo deportuoti į Miami ir nuteisti ilgiems kalėjimo metams. Tuomet visoje Norte de Valle teritorijoje pasklido gandai, kad vyras, kuris apie juos pranešė policijai, yra ne kas kitas, o pensininkas Kolumbijos nacionalinės policijos pulkininkas Danilo Gonzalesas. Danilo daugelį metų palaikė gerus santykius su Don Diego, tačiau įtampai augant jis perėjo pas Wilburą Varelą. Tai, žinoma, labai nepatiko Don Diegui, tačiau šis nesijėmė jokių skubių veiksmų, nes Gonzaleso galia buvo per didelė. Tuo tarpu velnio kartelio bosas jau seniai buvo stebimas ir tyrimas, apie ką jis, kaip ir visi kiti, žinojo. Žinoma, vienintelė išeitis jam buvo pasiduoti amerikiečiams ir gauti trumpę bausmę už neįkainomus parodymus. Nežinoma, ar jis iš tikrųjų ketino pasiduoti, bet net ir įtarimo užuominos pakako. Don Diegas atkeršėjo savo senam draugui. 2004 m. kovo 25 d. jo samdomi žudikai nužudė Gonzalesą Bogotą. 2004 m. pabaigoje Wilberas Varela slapstėsi Venesuelą prisidengęs išgalvotų Jose Antonio Chikono vardu. Pirmą jis slapstėsi nuo Dono Diego, antrą valstijos už jo galvą buvo paskelbusios $5 milijonų premiją. Kiek vėliau pats Donas Diegas pateko taip pat į FTB ieškomiausių asmenų sąrašą ir buvo priverstas slapstytis. Taigi 21 amžiaus pabaigoje Rosguno, El Mocho, El Florečino, El Medico, Čupeta ir keli kiti pagrindiniai Norte de Valle kartelio bosai buvo suimti ir išduoti Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tokia didelė masto operacija tapo įmanoma dėl tos pačios išdavystės. Kartelio nariai nebebuvo saistomi broliškų ryšių, o jų pagrindinis tikslas tapo išgelbėti savo gyvybes, kad nereikėtų praleisti savo gyvenimo Amerikos kalėjime. Laisvėje liko tik Varela ir Don Diegas. Istorijos atomazga įvyko 2007 metais, kai laikraštis LTM atskleidė šokiruojančius faktus. Kariškiai ir policijos pareigūnai mainais už kyšius išjungė radarus, leisdami karteliams netrukdomai gabenti narkotikus. Karinis jūrų laivynas nukentėjo ypač. Remiant šiuo leidiniu, admirolas Gabrielis Orango pasinaudojo savo įtaką, kad apsaugotų narkotikų priekėjus ir ypač puoselėjo draugystę su Donu Diegu. Su šia veikla susijusius dokumentus įžymėjo slaptų pasagos formos logotipu. Tai buvo tam tikri maršrutai, kuriais buvo gabenami narkotikai. Diego Montoya 2008 metais buvo suimtas ir perduotas JAV. Nuteistas 45 metų kalėjimo bausme. Bet pergalėje ilgai negalėjo džiaugtis ir Varela, kuris buvo nužudytas keliais šūviais tais pačiais metais savo poilsio namuose Venesuela. Kadangi įsilaužimo žymių nebuvo rasta, todėl galimai Varela nužudė jį gerai pažinojęs bendražygis. Žiniasklaida buvo pasirodę pranešimų, kad Varela imitavo savo mirtį dar kartą, kaip jis tai bandė padaryti prieš metus, žudikams nužudžius labai jį panašų asmenį. Tačiau policija paneigė mitus, nurodydama, kad nušautasis yra tikrai Varela.
Sklandė kelios nužudimo versijos. Viena jų pažymėta netgi meilės reikalais ir nesutarimais su stambiu narkoprekeiviu Mario Aguilar, kurį jis pakvietė išsiaiškinti santykius Venesuela. Kita versija jį nužudė bendražygiai. Po to, kai Varela sutrukdė jiems plėsti savo kontrolę Šiaurės Kolumbijoje. Po Barrera pravardę El Loco prisijungimo prie Los Rastrujos, Varela įtaka šiam sparnui sumenko. El Loco kontroliavo tarptautinę narkotikų prekybą. Diego Rastrojo vadovavo veiklai vietiniuose rajonuose. Grupuotė nuolat plėtė savo veiklos teritorijos, bet jiems trukdė buvęs jų bosas Varela. Po jo mirties 2010 metais Los Trojos tapo įtakingiausia grupuotė Kolumbijoje. Tačiau 2013 grupuotė iširo po lyderių sulaikymo. Nepaisant to, grupuotės daliniai tebekontroliavo tam tikras Kolumbijos dalis, persivadindami pagal kontroliuojamus dalies pavadinimus. Viena tokių Kastenijos grupuotė 2021 metais taip pat skilusi į kelias dalis, kurių didžiausia Rastrojos Kastenijos pavadinimas atspindintis pradinę grupuotės kilmę. Rastrojos yra iki šiol aktyviausia grupuotė ir įtakingiausia Kolumbijoje. Narkokartelių karai, žinoma, vyksta nuolat. Vienus lyderius keičia kiti, todėl kas laukia ateityje nėra žinoma. Tačiau yra aišku, kad artimiausiu metu šis biznis vis dar bus aktualus. Svarbu paminėti, kad Norte de Valle kartelis, kitaip tariant koalicija, buvo paskutinis, kuris kontroliavo narkotikų gamybą, įskaitant auginimą, logistiką ir prekybą. Jie prekiavo ne tik JAV, bet ir visoje Europoje. Daugiausia bendradarbiavo su Beltran-Leivos karteliu Meksikoje, kuris pargabeno virš 500 tonų kokaino į JAV. Taip pat yra žinoma, kad jie bendradarbiavo su Los Zetos karteliu.